Labas, Labas. kaip nuotaikas, kaip sekasi? Toks šiek tiek jauduliukas yra prieš jau dirbtuves, bet nuotaikos geros. Labai gerai, labai gerai. Ar galit papasakot kažką apie save, kuo užsiemat, ką veikiat, kokius hobius turit? Tai jeigu tu trumpai apie save iš profesinės pusės, dabar užsiemu tokia lektorystė su tokia merginų komanda, 3 esame įkūrėm intelektūrą, mokymo agentūrą. Ir dabar kol kas pasakojam apie dirbtinį intelektą ir skaitminės technologijas, bet šalia mokau ir mokykloje vaikus, tai čia nuo 5 iki 11 klasės, informatika ir dar matematika. Supratau. Tai užsimint apie AI ir mes jau kalbėjom, bet kas jums yra AI? Tai galimybė atsiskleisti, galimybė sukurti kažką naujo ar kažkas kito? Galimybė galbūt greitai surasti informaciją, greitai paruošti ją, tai toksai palengvina mano gyvenimą, kai reikia kažką kurti. Ir plus gali atsiskleisti savo kūrybiškumą, nes tada lengviau, kas mažiau yra susiję savo gyvenimą su menu, galbūt taip galėčiau sakyti bendraja prasme, tai čia tau padeda šiek tiek toks dirbtinis intelektas, naudoja ir tau pasiūlo galbūt net kai ką. Labai gerai, labai geras pasirinkimas ir dabar, kadangi esu 12-okė dar, tai išėjo kažkokia pasiūlymas, kaip apie perdegimą labai daug kas kalba ir sako, tai vat, paprašyti ChatGPT, tau jinai sukurs schedule, ką kada daryti, kokius namų darbus, viskas gerai, tada neperdegsi. Tai labai gerai pasakėt, kad galimybė atsikratyti kažko ir lengviau kažką padaryti. Labai faina sąvoka. Gerai, o gal galit papasakoti apie kasdienybę? Kadangi sakėt, kad ir mokot, kad ir dirbat su technologijom, tai kaip atrodo kasdienybė jūsų? Tai atrodo kasdienybė kiekvieną dieną ir kiekvieną savaitę planuoju iš anksto į priekį. Tai labai naudojusi kalendoriumi ir kalendorius yra spalvotas, tam pridėta visko yra, kad kažko nepamirščiau. Tai aišku, kartais tą padeda ir pats dirbtinis intelektas sudėlioti, kaip geriau būtų planuoti savaitę mano. Tai aišku, ruošiuosi pamokoms, esu pamokose, taip pat turiu dar klasę, tai klasės reikalai su 5-okais yra. 5-okai? Taip, ir kadangi mokau, čia galima sakyti, tokius, esu nauja mokytoja, tai taip pat renkuosi mokyti, esu dalyvė, tai ten dar mokomės papildomai dalykus. Ir po šitų jau tada susiplanuoju, kada aš po pamokų darysiu dalykus su dirbtiniu intelektu. Tai tiesiog sėdi ir ieško informacijos, domiesi, bet tas domėjimasis dirbtiniu intelektu yra nuolatos. Jis yra, kaip įstrigęs galvoje, tai aš kartais tiesiog, visi skrolina. Jaunimas ypač žiūri kažką, tai tiek socialiniuose tinkluose, tiek kartais TikTok'e gali pamatyti, arba tiesiog skaitai kažkokį straipsnį ir ten visą laiką kaupiasi kažkokia žinia, kažkokia naujovė, nes dabartinis dirbtinis intelektas keičiasi vos ne kasdieną ir tu turi tokį update'us visą laiką galvoje turėti ir daryti. Tai, toks ieškai informacijos, o kita dalis, jau mūsų intelektūros dalis, kada mes su komanda planuojamės į priekį mėnesį. Kokios bus dirbtuvės, kokie bus mokymai, tai ten yra turinio ruošimas, klientų paieška, tada po mokymų nusiųsti atmintinės, nusiųsti užduotis ir panašiai. Tai taip labiau esu išskyrusi, kada dirbu mokykloje su vaikais ir ką darau, ir taip pat yra dienos, kada jau mes dirbam su komanda. Gerai. Tai va taip. Sakėt, kad studijavot matematikos taikymą, dabar dirbat su technologijom ir mokytoja. Tai ar tas matematikos studijos pamaišė, kadangi nežinau, kiek matematikos su technologijom yra kartu, ne? Kartu einantis, aš kaip baigiau mokyklą, tai mano buvo pirma mintis, man labai patiko matematika. Nežinau kodėl, gal tiesiog man sekėsi ir aš supratau, mano toks loginis mąstymas buvo. Ir aš pirmų numerių parašiau, kad noriu matematiką studijuoti, įstojau matematiką. Aišku, ten buvo skirtumas tarp mokyklinės ir aukštosios matematikos, bet viską puikiai ten praėjau. Tai atėjusi į universitetą, supratau, kad bus pusė aukštosios matematikos, pusė dalykų yra, tiesiog informacinės technologijos, kur reikia ir programuoti, ir programą parašyti, ir naudoti įvairiausius įrankius. Tai ten mano toks buvo kelias, kada aš ir technologijos šalia turėjau mokytis. Okay. Aš nemanau, bent aš tai, nepasirinkčiau matematikos, tai man čia toks labai
ryškus pasirinkimas ir toks drąsus ir man labai smagu matyti ir žmonėms, kuriems patinka matematika, man tiesiog širdį net paglosto, nes niekada, gal ir gerai sekasi, bet niekada negalėčiau dirbti su matematika. Yra toks mitas dabar labai girimas, kad AI užkariaus pasaulį, kad pakeis žmogų. Ką manot apie šitą? Taip, mes mokymų dirbtuvių metu apie tai šviečiam, galbūt žmonės sakom, tikrai visame pasaulyje sklandantis yra šitas mitas, kad AI-us, dabartinis AI-us pakeis žmogų, pakeis pasaulį ir pakeis mūsų buitį. Tai nėra taip, tai yra netiesa. Aišku, negaliu teikti, kas bus, kai atsiras supertas intelektas. Mes nežinom niekas, gal ir pakeis, gal ir ne, bet šiuo metinis dabar, koks yra dirbtinis intelektas, jis nepakeis. Jis tik tai gali pakeisti tavo, jeigu tu nesinaudosi, pavyzdžiui, dirbtiniu intelektu ir bus darbo vieta ir tu ateisi ir ateis žmogus, kuris moka naudotis dirbtinio intelekto įrankiais, tai jis gali tiesiog perimti tavo darbą. Tas, kuris žino, kaip naudotis. Tai labiau iš tos pusės reikia galvoti. Supratau, gerai. Dabar kalbant, jeigu žmogus nori dirbti su technologijom jaunuolis, kaip manot, kokių savybių jam reikia? Kokios savybės priverstų šitoj profesijai? Pačios technologijos bendrai, ne tik dirbtinis intelektas. Taip. Nes dirbtinis yra viena iš krypčių tokių technologijų. Tai manyčiau, kad reikėtų smalsumo, nes aš lygiai taip pat, kai mokykloje dar mokiausi, viską atradau spaudinėdama ką nors. Pavyzdžiui, darau, nesigavo, gerai, iš naujo darau tenai. Kantrybė. Atsidarau, arba ten, pavyzdžiui, namuose nebuvo technologų dar tais laikais pas mus, buvo pirmieji stacionarūs kompiuteriai, ir internetą pajungti, pavyzdžiui. Tai nebuvo, kad tiesiog pasigūglins ir pažiūrės, internetą dar reikia pasijungti, tai tiesiog bandymo būdu. Tai toks reikia smalsumo, užsispyrimo šiek tiek. Kantrybės, aš girdžiu kantrybę. Kantrybės reikia ir nebijoti. Nereikia visą laiką, jeigu nepavyks to pirmą kartą, iš 10 karto tikrai pavyks. O su dabartiniu intelektu, kuris yra, reikėtų ir šiek tiek kritinio mąstymo. Įvertinti, kad etiškai naudoju, suprantu, ką klausiu, suprantu, ką gaunu ir, aišku, žinoti visą tą duomenų apsaugą, kad aš negaliu bet ko imti, bet ko dėti. Ir jeigu įdėsiu, tai būsiu atsakingas už tai, kas ten paklius į platybę visą interneto ir panašiai. Gerai, čia aš manau, kad kuo toliau to AI daugiau prisideda prie mūsų kasdienybės, neslėpsiu, net mes dar benaudojam jį. Tai kartais padeda, kartais norisi mesti tą kompiuterį pro langą, bet tikiuosi, kad ne tik mes, bet ir visi jaunuoliai supranta, kad čia yra ne juokas ir kad reikia saugoti savo duomenis. Tai va, ar turit patarimų kokių nors jaunuoliams, kurie norėtų dirbti su AI? Reikėtų, aišku, pagalvoti konkrečiai, ką pasakyti, bet, aišku, nebijoti to dirbtinio intelekto, negalvoti, kad juos pakeis ir bandyti įvairiausių. Dabar įrankių yra prikurta tiek begalės. Aišku, startuoti galite jaunimas nuo pačių pokalbių robotų, tai kalbu apie ChatGPT, Gemini, Copilot, nuo jų pasidomėti apie tą užklausų inžineriją, kaip aš rašau tinkamą užklausą. Ir jeigu žinai, kad konkreti sfera tau patinka, pavyzdžiui, vaizdai, tai pasibandyti kelis įrankius, neapsistoti ties vienu ir tiesiog bandytis, testuotis, kaip tau pavyksta. Ir jeigu kažko neatsako, nes, aišku, haliucinuoja kartais dirbtinis intelektas, bet jis kartais haliucinuoja tik dėl to, kad mes netinkamai kažko klausim. Klausim apie dalyką, kurio nėra duomenų apie tai. Tai tiesiog reikia pabandyti, o kai gaunu informaciją, visą laiką rekomenduoju pasitikrinti ją kelis kartus. Okay. Šiaip, ar vedat kažkokius mokymus, gal galite papasakoti, kad jaunuoliai gal norės prisijungti, nes man tai dabar kuo toliau, tuo labiau skamba, kad reikėtų dar daugiau pasidomėti, kad gaučiau geresnius atsakymus arba kažkokią informaciją iš AI-aus. Tai ar turite kokį mokymą papasakoti? Taip, tai galbūt kalbėsiu jau ne mokyklą, nes mokykloje yra apibrėžta programa, ką mes galime eiti. Ten kažkur nuo 7 jau pradedam apie tai kalbėti, paskui jau kūrėm kažką tai. Kalbėsiu labiau apie tie, kurie jau per intelektūrą norėtų. Tai kol kas mes buvome apsistoję dirbti su mokytojų auditorija, švietimiečių auditorija ir mokyti mokytojus, kaip aš galėčiau pritaikyti dirbtinį intelektą savo darbe. Bet jau pradedam galvoti, kaip tik turėjom su komandos susitikimą neseniai ir kalbėjome apie tai, kad galėtume daryti atvirus mokymus
tiesiog entuziastams, pavieniams žmonėms, nebūtinai kažkokiai grupiai, tai gali būti nuo 0 patirties turinčių prie technologijų ir kitų, kurie jau kažkiek yra pažengę. Tai apie atvirus, tai labiau skelbsime savo socialiniuose tinkluose ir žadam, kad tie, kas nori, gali prisijungti, pabandyti ir atskirsim ten galbūt ar vaizdai garsai, ar užklausų inžineriją, kad tiesiog pasirinktų pagal savo sritį. Skamba žiauriai įdomu, nemeluosiu, labai norisi dabar pasigilinti, tai tikriausiai taip ir dabar darysiu. Ir gerai, ir paskutinis klausimas man labai įdomu, ar tekę yra aiškinti kokiam labai senyvam žmogui, kas yra AI, jūs ir turėjote gal kažkokią skeptišką nuomonę apie tai, ar yra kažkas tokio panašaus buvo? Iš tokių suaugusių versluose dirbančių, nes iki intelektūros mes su komanda dirbom kitur tiesiog. Tai ten gal mažiau taip susidurėm su tuo, bet kai vis tiek švietimiečių auditoriją ateinam, tai vis tiek ten būna ir vyresnio amžiaus žmonių, tai ten dar būna tokių, kad šiek tiek galvo, ar kam čia man reikia, ar čia man dar, ar jis čia viską atsakys, jau nebegalvosim. Galvoja būna, nes mes darom tokią interaktyvią veiklą pradžioj mokymų ir klausiam, kaip jie mano, kas yra dirbtinis intelektas ir kaip jie pakeis jų pasaulį. Tai vieni ten, kad palengvins, kad ten labai fainai, kad gerai. Ir atsiranda dar po vieną kitą atsakymą, kur visiškai negalvosim, visiškai jau ten pakeis mūsų darbus ir panašiai. Kardinaliai skiriasi ir vis dar, kol nuvažiuojam kažkur, tai vis atsiranda bent 1-2, kurie taip parašo. Tai atsiranda tikrai, bet tai todėl taip važiuodami bandom paneigti šitą mąstymą. Ačiū labai už pokalbį, tikrai buvo labai smagu. Aš dar pasidomėsiu apie viską ir ačiū labai. Ačiū tau. Gerų dirbtuvių.